Gigi. Você já é viúva. Sveiki, trečia pakalbėkim laida. Šiandien Kristoforas Vaidutis. Tai sveikas, kaip gyveni šiomis karštomis vasaros dienomis. Gerai, vasariškai. Šortai, maikė, pagaliau. Tu gyveni. Aš tai gerai gyvenu pakankamai. Pristatysiu, turime Kristoforą Vaidutį, tai stand-up komiką. Tai gal pradžiai toks klausimas būtų, nuo ko prasidėjo tavo visas stand-up komedija ir kaip atradai meilę būtent stand-up komedijai? Prasidėjo viskas prieš kokių gal 12 metų. Gal net dar, man atrodo, pirmą kartą ant scenos lipau prieš 12 metų, kai pakvietė tiesiog draugas vienas, kai kaimynas iš Lazdynų, dabar aktorius Marius Čiužauskas, jis darė savo renginį tiesiog komedijos. Pakvietė mane kaip atseit gerai prikolinantį žmogų, kur aš nežinau, nei kas tas stand-upas nieko, tai ten pasibandžiau ir po to dingau 9 metams toliau daryti savo dalykų ir po to po 9 metų vėl užlipau open mic'e ir dabar aš čia pas tave. Tai kažkaip neplanuotai viskas čia gavos ir kol kas taip ir klostos. Gyvenu filme. Gal prisimeni savo ir, nežinau, mentorius ar žmonės, kurie tau padėjo įsivažiuoti tame stand-up'e ir iš ko sėmėsi tų patirčių ir iš ko galbūt net mokėsi, kas tau labiausiai padėjo augti? Šiaip tokių kaip mentorių gal neturėjau, bet aišku, visi ant humoro klubo laikų augom. Gal tu net neprisiminsi tavo kartą, kai dar per teliką rodė. Jo, tai mes gal buvom 11-12 klasė, tai čia buvo prieš 16 metų. Nu tai kiek tau dabar, turbūt. Tai tada per TV3, aišku, pamatėm pirmą kartą, kas tas yra stand-upas, o tokių kaip mentorių neturėjau, bet visą laiką, nežinau, tokius žiūrėjau kaip į pavyzdžius iš senosios kartos. Tai aišku, Katleris, nors Bartuševičius mano metų, vis tiek jis jau yra prie tos kartos komikų. Iš jaunesnės, tai aišku, Antanas Sadauskas turbūt daugiausia prisidėjo dėl to, kad jisai darė atvirus mikrofonus, į kuriuos aš pradėjau laipet nuolatos. Paulius Ambrazevičius, tai šie turbūt žmonės. Taip, aš neprisiminsiu tų laikų, bet pats minėjai, kad pakankamai draugai, galim sakyti, skatino lipti tave. Ką pats prisimeni, kai tau buvo 16-17 metų, ką pats veikdavai viename iš podcastų, nepamenu, ar pas Omantą, ar Bazaro metu, bet minėjai, kad buvai futbolo ultra ir ką galėtum plačiau apie tai papasakoti ir kas per patirtis ten buvo? Tai kai esi toks jaunas, tai aišku, tu ieškai savęs, nori kažkaip būti kažko dalim, tai man teko pabūti Vilniaus Vėtros fanų, aktyvių, ultra. Ir jausmas labai geras, nes tu varai su savo bendraminčiais žiūrėti futbolą, palaikyti savo komandos. Iš pradžių, kai pradėjau, tai man rūpėjo futbolas, čia juk sportas, čia įvarčiai. Po to aš tapau tiesiog tuo bičiu, kuris visas varžybas nusisukęs nugarai į stadioną ir užvedinėja tribūną. Kai man tapo tiesiog pats tas palaikymo kultūra įdomiau negu tas futbolas, nes pirmiausia, ultros ir ne dėl rezultato serga už savo komandas. O laikas buvo įdomus, aišku, buvo visko, buvo ir nealkoholinio alaus, buvo ir gal kažkokių konfliktų tiek su kitom grupuotėm, tiek su policija. Ar dabar kartočiau, būdamas dabar savo metų, greičiausiai, kad ne, bet šiaip žiauriai geras laikas. Ta prasme, tai kažkiek
davė kažkokio charakterio, davė pažinti daug žmonių, su kuriais iki šiol bendrauju, dalis jų, kad ir palaikė kitą komandą iki šiol yra mano vieni geriausių draugų. Tai buvo žiauriai įdomus laikas. Sakai, kad pats nekartotum, o kas labiausiai nepatiko, kodėl nekartotum? Ne, tai tiesiog gal nekartošiu dėl to, kad tai suryja labai daug laiko tavo gyvenime. Tai tu kiekvieną savaitgalį turi arba namuose varžybas, arba kažkur važiuoji. Tai net netenki dienos kaip minimum. Ar norėčiau eiti konfliktuoti su kitom grupuotėm? Turbūt irgi ne, nes kam iš tikrųjų? Nematau tikslo. Bet šiaip nuvažiuoti kažkur į užsienį, pažiūrėti ar palaikyti Lietuvos rinktinės aš visai norėčiau. Bet nežinau, gal kažkada taip ir padarysiu. Vilniaus Vėtros klubo nebėra, gal pats prisiminė, ar kaip, kai išnyko klubas, kaip reagavo fanų grupuotė, kaip pats reagavai? O, aš puikiai atsimenu, ypač paskutinę dieną, nes mes žaidėm su futbolininkais varžybas, tipo fanai susirinkom pažaist. Ir kai sužaidėm, tiesiog sėdėjau rūbinį ir supratau, kad blemba, viskas baigėsi. Ta prasme, aš net netenku savo dalies gyvenimo. Tai ir ašarėlė nubėgo, po to, aišku, su futbolininkais nuvarėm į barą kažką pašnekėt, bet liūdna buvo. Bet dabar, kai pagalvoju, viskas susiklostė taip gerai gyvenime, kad gal ir gerai, kad būtent jau, kai man buvo, aš nežinau, 21, gal tada jau nebebuvo. Tai kažkaip viskas gavos tik į gerą turbūt. Tave dažnai galima sutikti ir Vilniaus Ryto rungtynėse, tai palaikai Ryto komandą ir tiesiog kaip gimė meilė šitai komandai Vilniuje ir tiesiog kaip tau kilo meilė tam klubui. Tai pirmiausia, aš esu Vilnietis, aš esu tikras Vilnietis, mano tėvai yra Vilniečiai, Kristoforas yra Vilniaus simbolis, aš nešioju tą vardą, tai aš negaliu, man sąžinė neleistų palaikyti kito miesto klubą. Ir suvokimas tas, kad mes Lietuvoje turim labai iškreiptą fanų kultūrą, kai visa Lietuva palaiko vieną komandą iš Kauno ir to niekur pasaulyje nėra. Anglijoje kiekvienas miestelis palaiko savo klubą, Ispanijoje, žodžiu, visur. Nes nėra tokios šalies, kur, tarkim, kaip pavyzdys, tarkim, Anglija nepalaiko juk Manchester United vien dėl to, kad jie turi turtingą istoriją. Ne, mes palaikom savo klubą, savo bendruomenę, savo spalvas. Tai man ta meilė Rytui, jinai labai banguojanti buvo. Aš vienu metu, kai buvau tavo metų, man patiko Žalgiris, nes tiesiog nemėgau Ryto. Tai aš atsimenu, dar kieme žaisdavom Kašį ir ten Rytas prie Žalgirį, kas kam patikdavo. O kažkaip tie jausmai atgijo prieš kokius gal 5 metus, kai Dainius Adomaitis stojo prie Ryto komandos vairo, tai kažkaip jisai atgaivino. Ar gal su Kavaliauskas, gal dar kai lošia ir po to tepė slydas į Kauną. Tai kažkaip, nežinau, tai natūraliai tiesiog su laiku, su amžium tu pradedi atsigręžti į, nežinau, į tradicijas kažkokias ar į vertybės, bet vėlgi tos vertybės visų skirtingos. Grįžkime prie komedijos. Teko man Klaipėdoje apsilankyti Open Mic tavo pasirodyme ir labai galiu pasakyti, tikrai patiko pasirodymas ir kaip pats galbūt, kaip čia pasakius, pats jauti savo tobulėjimą nuo pirmų kartų ir kaip tu skatintum kitus tobulėti ir nekartot galbūt tavo klaidų, kurias tu darei pradžioj. Matai, aš manau, kad tas tobulėjimas yra darbo vaisius. Tai per klaidas tik tai išmoksti, kas yra negerai, nes man atrodo, jeigu ateis jaunas komikas ar komikė ir iš karto bele kaip varys, bus truputį keista, nes komedija yra
tu visą laiką mokai, man atrodo, visą gyvenimą mokaisi ją rašyti, tu, nežinau, mes ir kalbam su kolegom, kad, nu, mes čia 3 ar 4 metai sukamės dar tik tai šitoj scenoj ir vis dar gal netrandam to savo balso vadinamo. Tai klysti reikia, ką aš savo patarčiau, tai nieko, nu, aš turėjau labai siaubingų pasirodymų ir tie siaubingi pasirodymai tave tik dar labiau turėtų stumti priekį, kad nepasikartotų ta tyla, į kurią tu pasakoji, kas tau atrodo juokinga. Kokie tavo ateities planai su komedija, ką norėtum galbūt kaip komikas dar pasiekti Lietuvoje, gal ir net tarptautiniu mastu netyčia gal pavyktų? Tarptautiniu tikrai nieko. Lietuva, nežinau, Lietuvoje turbūt tik vienas komikas yra, kuris tarptautiniu lygiu galėtų kažką pasiekti ir man atrodo, jis yra, ne man atrodo, jis yra Mantas Katleris, bet jam ir čia gerai. O ką aš norėčiau pasiekti, aš labai pragmatiškai ir paprastai žiūriu į savo visą gyvenimą, tai yra, kad kiek aš įdėsiu darbo, tiek aš ir turėsiu, kiek aš stengsiuos, man turbūt už tai bus atlyginta ir žmonės įvertins. Tai ką aš noriu pasiekti, tiesiog noriu daryti savo dalykus, dabar pirma savaitė eina, kai aš jau nedirbu kitai įmoniai, aš tik tai už save atsakingas, tai dirbti, tobulėti ir tiesiog, būt, nežinau, naiviai skambės gal, bet ypač jaunesniam žiūrovui, bet siekti savo svajonės. Ir ta svajonė man atsirado pakankamai vėlai, tai tiesiog dirbti ir tobulėti. Kokius paskutiniosius 2 ar 3 metus visiškai komikai ir podcastai yra užvaldę socialinius tinklus. Kaip galvoji, kodėl būtent Lietuvoje prigijo tas podcastai, realiai krepšinis podcastai ir komedija? Matai, čia tu matai komikus ir podcastus, nes gal tavo klasiokės mato influencerės ir kremukus. Tai čia tas komedijos burbulas, jisai labai toks, jis nėra didelis, man atrodo. Tai vat kas jame sukasi, vat ir galvoja, kad čia viskas tik apie komediją. Yra tūkstančiai žmonių, kurie iki šiol nežino nei kas, tarkim, yra Emilis Jokūbas, kas mūsų burbulė atrodo, žinai, didelis vardas, ar ten, tarkim, Vita Žiba. Nes jų tiesiog, tarkim, nerodo televiziją. Bet čia aš sakau, kaip pavyzdžius. Bet kodėl išpopuliarėjo, tai todėl, kad komikai atlieka funkciją visuomeniai padėti užsimiršti, gal kasdienius kažkokius rūpesčius. Komikai padeda, tiksliau, per komediją žmogus dažnai save sutapatina su komiku ir per podcastą išgirsta kažką, ką jam pačiam teko patirti. Tas irgi suteikia ir to, nežinau, dopamino suteikia tiesiog. Ir plus komedija to tiesiog, jeigu tu gerai leidi laiką žiūrėdamas kažkokį turinį ar eidamas į renginius, tai faktas, kad tu jausies gerai ir mes kuriam pridėtinę vertę žmonėms. Kaip manai pats, ar galėtų kada nors komedija ir stand-upai ir podcastai prasimušti galbūt ir į televiziją, ar tai ir liks labiau YouTube burbulas? Tai podcastams nereikia į televizijos, nes televizijų daug reklamų, o podcastai ir šiaip turi daug reklamų. Bet komikai, aš nežinau, reikia prasimušti pirmiausiai televiziją. Aš pats dabar pradėjau dirbti Delfi televizijoje. Aišku, jinai kitokia yra, nei turbūt ten standartinės, tos klasikinės. Bet komikams internetas labai patogus yra, nes jie patys viską organizuoja, patys produsuoja ir ten nėra taisyklių, ten nėra cenzūros tokios didelės kaip televizijoje ir aišku, priklauso nuo projekto, aišku, kokį tu galvotum televizijoje daryti. Bet nežinau, vienintelis, kas turbūt akivaizdžiai liko televizijoje ir negrįžo į komediją, tai Justinas Jankevičius, kas truputį gaila yra. Aišku, grįžta su Areno pasirodymu, bet vis tiek man tai truputį gaila.
Kaip tu pats galbūt matytum, kaip reikėtų išpopuliarėti, nes iš esmės ta visa komedi buvo prieš kelis metus, nu, realiai tokie vat open mic ir nelabai žinomi, atpažįstami, o dabar iš esmės jie yra vieni populiariausių influencerių ir kaip vat reikėtų išpopuliarėti, nuo ko pradėti. Matai, aš mano požiūriu, kad jeigu tu atėjai ant scenos vien tam, kad išpopuliarėtų, tai tau ne vieta čia turėtų būti, nes populiarumas ateina su pripažinimu, o pripažinimas ateina su tavo sėkme, o sėkmė ateina su tavo sunkiu darbu. Tai vat, visas šitas ratas, jisai turi suktis. Tai kaip išpopuliarėti? Tiesiog dirbti ir stengtis būti geresniu negu praeitam pasirodymui. Tai ką norėtum dar pabaigai palinkėti žmonėms, kurie turi tą svajonę savo ir nori jos pasiekti? Siekit, gal ne dabar, gal po keliarių metų pasiseks, atsižvelkit į tai, kad, nežinau, čia svajonės visų skirtingos, gal vis tiek tavęs turbūt greičiausiai klauso jaunesni ar ne žmonės, nežinau, ar tu sėkijo amžių. Jo, jaunesni maždaug labiau. Tai klausykit tėvų patarimų, bet tuo pačiu nepamirškit, ko ir jūs patys svajojat, nes tik jūs patys ir už save būsite atsakingi anksčiau ir vėliau. Tai paskutinis dar klausimas, ar pats pasiekiai savo svajonę? Šiaip jau artėju prie to, dabar ir esu procese, vat ir ką dar galiu palinkėti, kad aš atradau tai, ką noriu daryti gyvenime ir už kokius uždirbtus pinigus pirkti duoną, būdamas tik 30-29 metų. Tai nebijokit klysti ir ieškoti savęs. Tai jo, svarbiausia nebijoti ir sunkiai dirbti. Tai ačiū tau, Kristoforai, kad prisijungiai ir gerų tau ateinančių dienų. Ačiū, geros vasaros. Ačiū viso. Ačiū labai Kristoforui Vaidučiui Jankauskui, kad sutiko sudalyvauti mano trečioje Pakalbėkim laidoje. Prašyčiau nepasikuklinti ir paspausti like, subscribe, pasidalinti ir laukite 4. Pakalbėkim laidos. Su jumis buvo aš, Augustas Kiparis.